Sveiki, čia kas mėnesinė savi portfeliuko, investicinio portfelio apžvalga. Na ir atėjo metas pasižiūrėti, kas čia įvyko per mėnesį laiko nuo praėjusio karto. Matom, kad portfelis išlaiko savo augimą, taip suma galbūt šiek tiek sumažėjo bendra suma, nes persikelia dalis į teisminį išieškojimą, čia tikrai nemaža dalis jau. Tiesa, reikia suprasti, kad šita suma susidarė per 5 investavimo metus ir palyginus tai yra tikrai nedidelė suma. Jeigu tai pasižiūrėt, ką per 5 metus portfeliui pavyko uždirbti, tai va šitą eilutę 3604 eurai palūkanų. Galima numanyti, kad pakankamai nedidelė suma. Sutikčiau su tuo, bet galim pasižiūrėti, kaip augo apskritai per 5 metus portfelis ir jo gaunamos palūkanos. Matot, kaip gražiai laipsniškai kyla. Ar pasieksim šiemet dvigubai tiek, kiek buvo pavykę uždirbti pernai? Manau, kad taip, nes dar liko 1 mėnesis. Manau, kad jisai turėtų atnešti tikrai daugiau nei 150 eurų palūkanų. Ir čia jau bus suma apie 2100 eurų. Ir prie tos sumos dar prisidės antrinės rinkos pelnas. Praeitais metais mes pabaigoje pabandėm prekiauti antrinėje rinkoje turimas paskolas su antkainiu, kol kas visai neblogai sekasi, štai tokios sumas. Bent jau tokius skaičius rodo. Ar čia yra būtent ta suma? Faktas, kad ne. Nes, kaip jau ir minėjau ankstesniuose video, kad į šitą sumą įeina taip pat ir palūkanos gautos dar iki pardavimo. Bet vis tiek kokie 300, aš tikiuosi gal net ir 400 eurų turėtų prisidėti prie tos 2100 eurų sumos. Ir bendroji suma, aš manau, kad bus šitas portfelis uždirbęs dvigubai daugiau negu pernai, vien tik tais palūkanų. Nors tiesą pasakius, šito portfelio šiemet labiau išiminėjau pinigus, nei kad jį įdėjau. Jeigu sekate mane iš anksčiau ir žiūrėjote ankstesnius video, tikrai esate girdėję, kad šiemet buvo daromos investicijos į energetiką namuose. Skaičiavimai rodo, kad ta investicija pasiteisintų daug labiau, nes procentinė grąža yra apie 20%, kai tuo tarpu čia yra vidutinė palūkanų norma 13, beveik 14%. Kas vėlgi nėra tiesa, nes čia yra tiesiog vidutinė nesvertinė palūkanų norma. Reikėtų pasižiūrėti iš tikrųjų, kiek apskritai atmetus visus vėlavimus ir visą kitą, atmetus visą mokestinę naštą, kuri guls visai netrukus deklaruojant pajamas, tai kiek realių pajamų uždirba šitas portfelis. Bet kol kas mane grąža tenkina. Jeigu pasižiūrėti appsą, tai appsas ką čia rodo, neina jo pasukt. Tai žiūrim. Šį mėnesį uždirbta 154 eurai, šiek tiek mažiau nei praeitą mėnesį. Tai aišku, nepatogu taip žiūrėti, appsas panašu, kad nepritaikytas žiūrėti pakreipus agregatą. Tai toks tas mano portfeliukas. Turit klausimų, rašykit drąsiai, tikrai. Tiesa, sulaukiau tokių žinučių su klausimais, ar aš skolinu tiesiogiai pinigus. Pinigų tiesiogiai niekada neskolinau ir neskolinsiu. Tai būna kokiam draugui ar kolegai paskolinai, bet ir tiek. Jeigu jau žaisti su paskolom ir su procentinė grąža, tai tiesiogiai neskolinu, skolinsiu tik per platformą. Tai šitas klausimas kaip ir atsakytas, jeigu jūsų tarpe buvo dar žmonių, kurie turėjo panašų klausimą. Norite tapti investuotojais,
Junkitės, paliksiu linkus, galėsite savo patys ramiai taip pat pradėti savo kelionę. Tai šiam kartui tiek, iki kito mėnesio.